Biblioteka tai atvira erdvė kiekvienam suaugusiajam, norinčiam mokytis, tobulėti, atrasti naujų žinių ir dalyvauti bendruomenės gyvenime. Biblioteka gali pasiūlyti skaitmeninio raštingumo mokymus, medijų ir informacinio mokymus, taip pat kūrybinės dirbtuvės, kalbų mokymasi ir įvairius įkvepiančius susitikimus. Esu andragogė, visą gyvenimą padedu mokytis suaugusiesiem. Ir kada žiūriu į dalyves, kurios ateina į dailės raiškos užsiėmimus suaugusiesiem, tai labiausiai mane žavi jų užsidegimas, smalsumas ir didelis atradimo džiaugsmas. Tapydama, kurdama kažkokį tai darbą, aš išmokau tiek atsipalaiduoti, tiek įsijausti į tą savo darbą, kad aš užmirštu viską pasaulį, visas negandas, visus nemalonumus, kažkokius nesusipratimus ir taip toliau. Tiesiog jie lieka užmaršti. Šį pavasarį biblioteka prisijungė prie Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos inicijuoto projekto Socialinis receptas, kurio tikslas – stiprinti senjorų psichologinę sveikatą per nemokamas kūrybinės ir kultūrinės veiklas. Taigi senjorai galėjo per tą laiką susipažinti su įvairiom grafikos technikom, išbandyti sausą ir aliejinę pastelę, akvarelės subtilybės. Bibliotekoje vyko net 25 nemokami dailės užsiėmimai. Juose dalyvavo 182 senjorai. Mane kaip edukatorė labiausiai džiugina naujai prisijungusių dalyvų entuziazmas ir nuostaba, kurią jie išreiškia, kai pamato savo darbus, kūrybinių darbų rezultatą. Čia aš ne tik susipažinau su įvairiom technologijom, su priemonėm, su dailininkais ir jų darbais, bet kartu gerai laiką praleidau. Ir mano darbai tapo man labai patinkantis, atsirado toks pasitikėjimas savim. Na ir aišku, aušrelė visada šalia, kuri ir patars, ir parodys, ir paskatins, jeigu reikia. Veiklos parodė, kad kultūra ir kūryba gali tapti veiksmingų socialinių receptų, padedančių stiprinti emocinę sveikatą, skatinti socialinę įtrauktį ir kurti tvirtesnius ryšius tarp vyresnio amžiaus žmonių. Visada galvodavo, kad jie su daile neturi nieko bendro, kad jie nieko nemoka, kad jiem niekas neišeis. Labai gera, kada gali lavinti ir į smegenis, į ronką, ir pasitikėti savim, ir surasti bendraminčių, ir atsikratyti tuos minties, kada aš nemoku piešti. Visi mes mokam piešti, tik ta gal ten, kaip Aušra sako, paleisti ronką. Taip ir paleidam, kas gaunas tas. Duoda naujų įkvėpimų, džiaugsmą. Tokia jautiesi pakylėta, kad kažką tu sugebi, kad tos rankos dar laisvėja, kad protas dirba, kad minčių visokiausių. Ir džiaugiesi, kad yra laiko ir sveikatos vaikščioti į biblioteką ir džiaugtis gyvenimu. Dailės raiškos užsiėmimai suaugusiesiem vyksta bibliotekoje, inovacijų ir mokymo centre, 2 aukšte kiekvieną savaitę. Jeigu jūs esate senjoras ir turit daug laisvo laiko, galite ateiti į užsiėmimą vykstantį dienos metu. Dirbančių žmonės kviečiu į vakaro kūrybą, kuri vyksta pirmadieniais 17:15. Dalyviams yra suteikiamos kokybiškos priemonės kūrybai. Visą informaciją apie edukacijas dalinamės bibliotekos Facebooko puslapyje. Biblioteka prisijungė prie Lietuvos Respublikos vyriausybės inicijuojamos renginių programos skirtos Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms. Šventinį rugsėjo savaitgalį tarp gausybės veiklų vykstančių Lietuvoje ir ne tik,
Telšių Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka pakvietė šeimas, jaunimą ir senjorus į kūrybinės dirbtuves drauge į Čiurlionio visatą. Vos tik mus pasiekė informacija apie galimybę prisijungti prie oficialios Čiurlioniui 150 programos, kilo mintis suburti skirtingo amžiaus ir patirties žmonės bendram kolektyviniam veiksmui. Akcentuoti ne kūrybinį rezultatą, o pačią kelionę. Sausos pastelės techniką sukurti didelio formato kolektyvinės kompozicijas, pasitelkiant paruoštus trafaretus ir vizualinius motyvus, įkvėptus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslų. Kūrybos procesas vyko etapais. Vienas dalyvis pradėjo kūrinį, kiti jį pratęsė, kas leido kompozicijai organiškai vystytis. Buvo sukurta 11 didelio formato kompozicijų. Prie jų gimimo prisidėjo 44 bendraautoriai, papasakoja atvirą kūrybinę istoriją ir palikę savo indėlį. Kūryba neturi amžiaus. Ji jungia, įkvepia ir gydo. Tai užsiėmimą, tai yra kaip virusas. Katrų nėra ni skiepų, ni vaistų. Kaip užsikrėtė, tai tiesiog tik laukia tos dainos, valandos, kada galėtum atėti ir piešti, leiti, drožti, tik tą, kas tik įmanom viskom daryti. Tai labai rekomenduoju visiems, jeigu tik pamatot skelbėjimą, ristelę, bėgate į biblioteką. Taip pat į biblioteką vis daugiau ir daugiau žmonių ateina mokytis medijų ir skaitmeninio raštingumo. Džiaugiamės, matydami tokį gausų būrį žmonių, susirenkantį pas mus, mokytis, atrasti technologijų teikiamą naudą. Matome, kad atskirtis tarp technologijų ir žmonių, ypač tarp vyresnio amžiaus, yra itin didelė. Todėl džiaugiamės turėdami galimybę tą atskirtį sumažinti, todėl kviečiame visus norinčius mokytis, galite ateiti ir grupėse, prisijungti į grupės, galite ateiti ir atskirai, jeigu reikia pakonsultuoti vienu ar kitu klausimu. Tai laukime jūsų. Tai suaugusių skaitytojų aptarnavimo skyrius turi visokios veiklos, yra iš tiesų daug renginių, parodų, kuriuose suaugę gali rasti savo peno, savo sielai, savo žinių bagažą papildyti. Mes šiais metais pažymėjom Žemaitės jubiliejų, jai sukako 180 metų. Ir ta proga mes kūrėm tokį projektą Žemaitės gyvenimo jubiliejus, artėju prie tavo žodžio, kuris buvo finansuotas Lietuvos kultūros tarybos ir Telšių rajono savivaldybės. Pačią gimtadienio dieną, gegužės 31 dieną, norėjom suburti visą miesto bendruomenę ar Telšių rajono bendruomenę, kad tikrai pažymėtumėm tą datą kažkaip kitaip. Todėl suorganizavom žygį Žemaitės gyvenimo pakeleiviai. Ir tas žygis, jis tapo irgi tokiu žygiu, edukacija, žygiu kaip ekskursija, kurioje mes pažinom ne objektus, bet žmonės, kurie kūrė Žemaitės asmenybę. Asmenybės, kurie darė jai be galo didelę įtaką. Ir šitam žygį iš tiesų galėjo dalyvauti ir tie, kurie norėjo pažinti tas asmenybės, bet dalyvavo savanoriškai tie žmonės, kurie norėjo ir papasakoti, kurie jau žino. Ir įvyko šitam žygį toks mainas, apsimainimas informacija. Ir tai vyko labai tokioj neformalioj aplinkoje ir mes iš tiesų laukiam 50 žmonių, bet susirinko arti 100. Suaugusio skaitytojų aptarnavimo skyriaus lankytojai gali surasti savo tokią kūrybišką veiklą, tai yra nerežisuoti poezijos skaitymo vakarai. Idėja tiem vakaram kilo iš tiesiog tokio noro, kad šitoje aplinkoje rinktųsi žmonės, kurie yra kūrybiški
atsakingi, jie prisima atsakomybę už savo gyvenimą, už savo pažinimą ir jie atviri. Ir atviri viskam, atviri tiesiog parodyti save ir priimti kito nuomonę. Ir todėl mes tiesiog renkamės į tokius nerežisuotus poezijos skaitimo vakarus, pasirenkam temą ir ateinam čia vyksta viskas tiesiog va taip, improvizuotai. Niekas nieko nerežisuoja ir iš tiesų čia susikuria kažkas tokio unikalaus. Mes niekada nežinom, kas čia vyks, kaip čia bus. Tai yra tiesiog vieta, erdvė ir laikas pasikeitimui to įspūdžio, pasikeitimui savo gyvenimu, tiesiog susilietimas širdimis vienas su kitu. Va. Tas Katras sako, kad mokytis ir per vėl, tai jums ir neteisūs. Mokytis reikia visą gyvenimą. To mes ir darom. Kaip aš atėjau, kaip nedrąsiai, kaip visada tus mokymus, tai ir kada čia atsipalaiduoji, kaip išmoksti, tobulėjai, tai ir toks pasitenkinimas savim, tai, žinau, tai kaips. Iš tiesų, nuoširdžiai džiaugiuosi biblioteka, kokia yra šiandien. Ji yra atvira, aktyvi, priimanti visus suaugusiuosius. Tikiuosi, kad jinai bus tokia pat ir ateityje, žinoma, kad jinai būtų modernesnė, atitinkanti žmonių lūkesčius, poreikius. Tikimės, kad ateityje į biblioteką ateis kuo daugiau suaugusių žmonių, siekiančių mokytis visą gyvenimą.